nuo kito mėnesio į legionį įvedami antpečiai. Tai aš nežinau, tuoj mes padalinsim skrajutes su antpečių reikšmėmis, kada kas ką daro, kada už ką įteikiami. Bet principas toks, kad kitą mėnesį internetiniai svetainiai legionas.lt bus puslapis mano legionas.lt. Tada jūs prisijungsit patys, susikursit slaptažodį savo, kad tik jūs matytumėt ir matysit savo žaidimų skaičius, kokioj komandai esat ar nesat, kada jums priklauso medaliai, kada jums priklauso antpečiai. Tai ta prasme, skaitmeninį antpetį jūs gausit už dyką, o fizinį asmenį reikės nusipirkti net už 5 eurus. Tai va, tai antpečiai atsiranda dėl to, kad vyktų sklandžiau žaidimas. Tai mes turim 2 puikius generolus, Arvydą ir Arvydą. Saulių šiandien turbūt tarnyboje, kariuomeniai, pagarba jam. Tai generolams bus lengviau valdyti mūšio lauke, nes kai generolas duoda užduotį, jisai nežino, kam duoda tą užduotį. Jeigu generolas su tuo kareiviu yra gėrę šnapso, tai jisai prisimena. Bet jeigu negėręs, tai jis neprisimena. O kadangi bus antpetis, tada bus galima, kaip sakant, identifikuoti žaidėją, kiek jis kartų yra žaidęs patrioto žaidime. Tai kaip pavyzdys, eilinis gauna antpetį po 5 žaidimų, o vyriausiasis majoras po 120 žaidimų. Tai va, juokas juokais, bet kai kurie iš mūsų, kurie yra pradėję žaisti patriotę, tame tarpe ir Arvydas, jie, aš taip manau, galbūt ir artėja prie 100 žaidimų. Tai mes 16 metai organizuojam patrioto žaidimus, vidutiniškai nuo 14 iki 15 mūšių per metus vyksta. Tai va, nežiūrint viso kito, kaip ir kareiviam eiliniam, tai yra jum įvedami antpečiai, generolam taip pat. Tai noriu pakviesti Arvydą. Čionai ateikit, prašom. Plojam! Atsistot veidu į kolektyvo veidu, ne užpakaliu. Toja Ta trobelė. Ant pečių ne. Bus, Arvydai, viskas bus. Viena bėda, kad mes visada daug prižadam, ne visada viską suspėjom, ne visada viską padarom, bet padarom kažkada tai. Aš pilvui traukęs tiek ilgai neišstoju. Pilvas tai čia kapeikos. Aš irgi sutikau šiandien vieną seną pažįstamą, sakau, labai gerai pasitaisęs, sakau, sakau, kaip svėriau prieš 30 metų 7,5, taip ir svėriu 9,5. Tai va, ir Arvydas lygiai tas pats su pilvu, viskas gerai. Tai va, tai mes klubo valdybos sprendimu nusprendėm vienam iš generolų, būtų ir antras gavęs generolo kepurę, tai 5-11 kepurė su 3 žvaigždučių antpečio. Tai turbūt visi esat gavę arba pasiėmę skrajutės, jeigu yra poreikis, tai prieisit, mes jums duosim, arba instruktoriai galit padalinti. Pauliau, padalinkit. Padalink skrajutės su antpečiais, paimk ir padalink. Tai va, tai įteikiam generolui. Ačiū jam labai. Be to generolas įgauna teisę paskirti adjutantų savo kariuomenėje. Tai reiškia, tas žmogus, kuris sugeba vadovauti, organizuoti, bendrauti,
gali tapti generolo adjutantu. Tai ne bet kuris žaidėjas, o tas, kuris turi biškai aukštesnį suvokimą, supratimą ir tai sprendžia generolas. Ačiū, Arvydai. Nu va, kalbėjimas jau į pabaigą, mano supranta, tai noriu, kaip sakant, visus dar kartą pasveikinti su 182 patriotų žaidimu, pakviesti žaisti sąžiningai, garbingai. Tai reiškia ne tik jauniem, bet ypatingai seniem, nes aš praeitą patriotą iš žmonių esu gavęs tokių nusiskundimų apie nesąžiningą žaidimą, ypatingai kai kurių senų didelę patirtį turinčių, kurie mano, kad snaiperio pataikymas yra nepataikymas, supranta, tai visus kviečiu žaisti sąžiningai. Tai va, kiek susirinkę? 130 kažkeli dar iš naujo skaičiuoju, nes pavėlavę tie. Supratau, virš 130 kovotojų susirinkę. Tai gerai, tai kviečiam Jurgį Zigmantą. Užsitarnavo patrioto auksinį ženklą. Nikolavičius Ignas, auksinis patrioto ženklas. Ir kryžius, dabar neprisimenu koksai, bet kviečiam Marių Vitkauską, bronzinis patrioto kryžius. Tai patikrino 135 žaidėjai susirinko į patrioto mūšį. 1 hour later. Instruktažas! Tai generolė, jūs eikit vadovauti. Spėsiu. Jau ten hebra žino maždaug ką daryti. Pirmą kartą, jo? Tai davai, čia greičiau. Kur šautuvai jūsų? Tai kariuomenė, jeigu jūs būtumėte, tai jau dabar suprantate, žinot, kas su jumi būtų. Tu ventiliatoriaus neįsijungęs gal, kad taip Man batarkių nėra. Kaip žmonės taip. Tai kaip tu žiūrėk, žaidimą paleisim, eisi su manim, aš tau duosiu skysčio, įsitepsi, kad nerasotų. Aha. Tai va, ir kaip sakant, grįšiu, pabučiuosi generolui ranką, gausi užduotį, supranti, ir viskas gerai. Taip, ginklą duokit. Tai gerai, tai dabar žiūrėkit. Kamoliukų susipilt mokat, ne? Dabar jau tu gali dėtuvę įsidėti, nes mes čia jau esam žaidimo... Ne, taip pat... Daug. Tai vienu žodžiu, čia yra tik pasiruošimo zonoje, ten, kur mes ruošiamės. Šautuvai be dėtuvių turi būti, o čia jau galima bandyti šaudytis, tai va. Tai užsipilt kamoliukus mokat, ne? Prasišaudėt, jau bandėt šaudyti, ne? Kažkur pataikėt, ja? Žinot, kaip taikytis, kaip viską. Žinot, kad yra saugiklis, taip? Tai saugiklis reiškia, va šitoj zonoje mertvekia. Arba jūs žaidėt, jūs pataikė, iš karto ginklą ant saugiklio, liemenę užsidedat ir ateinat čionai. Liemenė kam reikalinga? Kadangi lietuviai yra sukčiai aferistai, suprantat, tai dėl sąžiningumo, suprantat. Nes anksčiau mes organizuodavom be liemenių, tai nueidavo už kampo, pastovėdavo ir vėl grįždavo žaisti, o tai yra labai blogai, nesąžininga, negarbinga.
tada atsirado liemenės, reiškia, užsidedat liemenę ir su ta liemenė ateinat va iki neutralios vietos. Aišku, ne? Kas toj neutralioj vietoj? Tai jūs gali nušauti 100 kartų, jūs galite 100 kartų ateiti, 101 kartą išeiti. Kas 10 minučių būna signalas. Tai po to signalo jūs galite išeiti. Jeigu jūs atėjot, liko ten 1 minutė ir jūs gerai jaučiatės, jums poilsio nereikia, kamoliukų pasipildyti nereikia, reiškia, už minutės vėl generolas duoda užduotį, einat į tą kvadratą, į tą ir tada tenai kapojate, suprantat. Jeigu reikia laiko, tai reiškia, atbūna tą minutę ir dar 10 minučių iki kito signalo. Suprasta, ne? Tai va, dabar kas dar yra pas mus? Yra karo medikai, suprantat. Tai reiškia, aš žaidžiu, į mane pataikė, aš galiu per 2 minutės pasikviesti arba draugą su turnikėtu ir žydišku bintu, arba mediką, jeigu jis kažkur yra šalia, suprantat. Nu tai prie mūšio laukia jūs turit matyti, kur tas karo medikas. Jis turi krepšį su kryžiais raudonai, supranti, kad tai yra medikas. Tada per 2 minutės jūs gali pagydyti ir imituos uždės tvarstį ant rankos ar ant kažkur, neužverš, bet imituos. Tai va, bet jeigu per tą laiką jūs pataikys 2 kartą arba per 2 minutės nepagydys, tai reiškia, dedatės liemenę ir tada einat į mertveką čionai. Kas toliau vyksta, suprantat. Tai per tas 2 minutės gali 2 kartą nušauti. Jūs galit kviest, galit šaukt per raciją, žinai, bet jūs negalit šaudyti tas 2 minutės. Jūs esat sužeistas, jums reikia tik taip, kad jums suteiktų pirmą pagalbą. Klausimų yra apie... Tai va, sužeidus judėti negali? Ne, 2 metrus. 2 metrus nuo Pasislėpt bandyt. šūvio linijos. Nu, jeigu mes va čionai paėmėm, į mane pataikė, tai aš galiu paėti kažkur į šoną, va iki to medžio atsisėst ir kviestis mediką. Bet jeigu 2 kartą pataikė, tai reiškia, gavai dar 2 kartą. Tai reiškia, labanakt vaikučiai. 5 minutes later. Matau. Tup. Gulk. Turiu. Tai tuomet eik. Kas? Pala.
Pakel koją tiesiog. Ant kalniuko, kas mato? Kurva užkyla šratai. Vieną paėmiau. O, pataikė. Ten grina ant kalno yra vis dar. Kažkas dūmus paleido. Matau, bletė šaltame. Pridenkit biškį. Šaratų reik? Pas tave haikepas? Ar užpildytojo reikia ar šaratų?
Yra! Yra! Jo. One eternity later. Yra! Ai, tu lau!